Party leaders are still debating raising the debt ceiling as the deadline to default gets closer. But they do agree on one thing. Defaulting on our debt is not an option. Not an option. It will have catastrophic consequences. JAV išleidžia labai daug pasiskolintų pinigų. Šalis nuolatos skolinasi pinigus, pardavinėdama savo obligacijas, tai yra vertybinius popierius, už kurių turėjimą jų savininkams JAV moka palūkanas ir suėjus, pavadinkime, obligacijos terminui, JAV išperka savo obligacijas atgal. Bet viskam yra lubos, taip pat ir ribai, kiek Amerika maksimaliai gali būti pasiskolinusi pinigų ir tos lubos, galima sakyti, jau yra pasiektos. Tai šiame video apie tai, kiek kam yra skolinga Amerika, kas hipotetiškai atsitiktų, jeigu JAV nebegebėtų skolintis daugiau pinigų, ką prognozuoja ekonomikai ir akcijų rinkai du žinomiausi ir sėkmingiausi investuotojai, kaip per pastarąjį mėnesį pasikeitė akcijų rinka, apie naujas investicijas, apie parduotas investicijas ir kaip sekasi turimoms investicijoms. Taigi įsipatogink, paspausk ant nykščio ir pradedam. Ačiū tau. Taigi, Amerika parduoda savo obligacijas, o už surenkamus pinigus iš obligacijų pardavimo atsiskaito už įvairias paslaugas ir programas, mokant pinigus, pavyzdžiui, socialiniams programoms, tokioms kaip pensijos, sveikatos draudimas, švietimas ir socialinė parama, kariuomenė ir krašto apsaugai, valstybės skolų aptarnavimui, tai palūkanų mokėjimui už ankstesnės paskolas ir kitoms išlaidoms, tokioms kaip moksliniai tyrimai, aplinkosauga, žemės ūkis ir panašiai. Bet, kaip jau minėjau video pradžioje, šalis taip pat turi išsikėlusi lubas, kiek maksimaliai gali būti skoloje ir šios lubos jau beveik yra pasiektos, kas reiškia, jeigu šalis nebegalėtų skolintis pinigų. Pirma, socialinės programos, tai kariuomenė bei krašto apsauga ir kitos veikiančios programos nebegalėtų veikti, o tose sektoriuose dirbantys žmonės net nebegautų atlyginimų, kas būtų dar didesnis smūgis šalies ekonomikai. Antra, stock prices falling, interest rates rising, probably the dollar falling too, and that could affect a wide range of your own financial life. In a worst case scenario, it could cause a whole new recession. 2021 m. lapkričio mėnesio duomenimis JAV yra skolinga apie 2,9 trilijonus dolerių ES valstybėms, apie 1,1 trilijono dolerių Kinijai ir apie 1 trilijono dolerių Japonijai, o bendroje sumoje visoms valstybėms JAV yra skolinga apie 7,4 trilijonus dolerių. O jeigu taip atsitiktų, kad JAV nebebūtų pakeltos skolos lubos ir JAV nebegebėtų vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, neįsivaizduoju, kas atsitiktų su pasaulio ekonomika ir pasaulio akcijų rinką. Dėl to užklausiau Microsoft Bing dirbtinio intelekto kalbos modelio, kad paieškotų informacijos ir paprognozuotų hipotetinių scenarių. Gavosi visai įdomiai. Tai remiantis istoriniais duomenimis, ekonometriniais modeliais ir 6 šaltiniais, tai šaltinius pridėsiu video aprašyme, jeigu JAV nebepakeltų savo skolos lubų ir nebegebėtų vykdyti savo finansinių įsipareigojimų kreditoriams, Europos akcijų indeksas Stocks Europe 600 per pirmąjį mėnesį kristų apie 10% vertė, kas reikštų 400 milijardų eurų akcijų rinkos kapitalizacijos praradimo, bankų sektorius netektų apie 100 milijardų eurų ir 50 milijardų eurų prarastų Europos autogamintojai. Tuomet Azijoje akcijų rinkos indeksas MSCI Asia Pacific indeksas galėtų prarasti kažkur 8% per pirmąjį mėnesį, kas reikštų įmonės prarastų bendroje sumoje apie 1 trilijono dolerių rinkos kapitalizacijos. Kinijos akcijų indeksas Shanghai Composite galimai kristų 12% per pirmąjį mėnesį, kas reikštų 500 milijardų dolerių rinkos kapitalizacijos praradimą Kinijai, ir Japonijos akcijos indeksui per pirmąjį mėnesį kritus 10%, Japonijos akcijų rinka patirtų 300 milijardų dolerių nuostolį. Tai tokia įvykių prognozę pateikė nepilną minutę po internete balandžiuose rastus duomenis praanalizavęs dirbtinis intelektas. Kiek tai realus scenarijus, man šiek tiek baisu pagalvoti ir gilintis, bet bent jau smagu, kad kitos stiprias ekonomikas turinčios valstybės yra suinteresuotos, kad JAV sektųsi gerai. Ir nors toks scenarijus tikrai atrodo gan bauginančiai ir gali sukelti dvejonių pradedančiajam ar pradedančiai investuotojai investuoti į JAV rinką ar investuoti aplamai, yra viena gan smulki
detalę, kuri tikėtinai nuramins daugelį. Per pastaruosius 100 metų skolos lubos jau buvo pakeltos 98 kartus. Toliau ryškiausi pasisakymai apie ekonomiką, rinką ir ateitį iš dviejų žinomiausių ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje, tai Warren Buffett ir Charlie Munger iš Berkshire Hathaway. Tai kompanija, kuri pagrindai investuoja į kitus verslus. Pavyzdžiui, jeigu pirktum S&P 500 indekso ETF, investuotum į 500 stambiausių JAV kompanijų paketą, o pirkdamas Berkshire Hathaway arba pirkdama Berkshire Hathaway akciją investuoja į kompaniją, kuri investuoja į kitus verslus. Tik antruoju variantu investicijos gaunasi yra aktyviai valdomas ir lyginant Berkshire Hathaway ir S&P 500 rezultatus, tiek vertinant laikotarpį nuo 94 metų, tiek pastarųjų 10, 5, 3 ar 1 metų laikotarpius, S&P 500 turi prastesnius rezultatus. Oranžė linija tai Berkshire Hathaway akcijos vertė, mėlyna S&P 500 vertė. Taigi vyko 59 Berkshire Hathaway akcininkų forumas, per kurį Warrenas Buffettas ir jo kolega Charlie Munger gyvai atsakinėjo į klausimus, komentavo esamą ekonominę situaciją ir dalinosi savo mintimis apie atitinkamas investicijas. Buvo klausimų apie dolerio kaip rezervinės valiutos dominavimą pasaulyje ir ar verta sunerimti dėl dolerio. It's very interesting. I mean, we are the reserve currency, and I see no option for any other currency to be the reserve currency. And I think that nobody understands the situation better than Jay Powell. Apie grėsmę dolerio dominavimui pažiūrėk praeito mėnesio apžvalgoje, ten yra šiek tiek plačiau apie tai. Kas dar buvo įdomu ir čia gali būti ypač įdomu Apple produkcijos fanams, tai buvo pakomentuota, kodėl Berkshire Hathaway yra supirkusi beveik 6% egzistuojančių Apple akcijų. It just happens to be a better business than any we own. And we put a fair amount of money in it, but we haven't got more money in it than we've got in the railroad. And Apple is a better business. Our railroad is a very good business, but it's not remotely as good as Apple's business. Taip pat investuotojai paminėjo, kad Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, tai kompanija, kuri pagal individualius užsakymus gamina čipus tokiom kompanijom kaip Apple, Intel, AMD ir Nvidia. Tai investuotojai paminėjo, kad ši kompanija iš visų puslaidininkių čipų gamintojų yra labiausiai pažengusi ir yra aukštesniai lygoje lyginant su konkurentais. Ir tokios naujienos komentarai dar smagiau skamba, kai turi šių akcijų portfelį. Ir abu, ko gero, daugiausia patirties ir sėkmės investavime turintis dėdės yra beveik tokios pat nuomonės, kas liečia dirbtinį intelektą. If you went into BYD's factories in China, you would see robotics going in at an unbelievable rate. So we're going to see a lot more robotics in the world. I am personally skeptical of some of the hype that has gone into artificial intelligence. I think old-fashioned intelligence works pretty well. And, we did invent, for very, very good reason, the atom bomb in World War II, and it was, it was enormously important that we did so. But is it good for the next 200 years of the world that the ability to do so has been unleashed? We didn't have a choice, but when you start something, well, Einstein said after the atom bomb, he said, this has changed everything in the world except how men think. And I would say the same thing not the same thing, I don't mean that, but I mean, with AI, it can change everything in the world except how men think and behave. Na, tiems, kas mato potencialą investuoti į dirbtinio intelekto sektorių, tikrai reikėtų paspausti like mygtuką ir prenumeruoti šį kanalą, jeigu patinka tokio pobūdžio turinys. Ir taipogi išskirtinai jiems Defiance ETF direktorė ir vyriausioji investicijų strategija Silvija Jablonskė pateikė 5 ETF pavyzdžius, norintiems apriepti didesnę robotikos ir dirbtinio intelekto sektoriaus dalį ir 5 kompanijų sąrašo, kuriems dirbtinis intelektas gali atnešti
$100 milijardus ir 2 iš šių kompanijų Seeking Alpha Quant matematinės analizės modelis ir Wall Street investuotojai dabartinį laiką mato kaip labai palankų laiką įsigyti šių kompanijų. Ir pabaigai, kaip pastarąjį mėnesį sekėsi skirtingiems investiciniams portfeliams, kaip sviravo skirtingos pasaulio akcijų rinkos ir kiek papildomai pabrango Euribor. Ir pradedam trumpai apie Euriborą. Tai 3, 6 ir 12 mėnesių Euriboras per pastarąjį mėnesį pakilo, tai reiškia reikės mokėti dabar daugiau, tai 3 mėnesių Euriboras pabrango 124%, 6 mėnesių Euriboras 77% ir 3 mėnesių Euriboras, 12 mėnesių Euriboras 28%. Turimas investicinių bankų ir investicijų valdytojų rekomenduotinų akcijų portfelis pakilo vertė 1,01%, vertinant pastarųjų 10 mėnesių rezultatus, portfelis turi 14,55% prieaugių ir iš turimo portfelio parduotos 2 pozicijos, tai Viv Communications, pirktos 22 metų gruodžio 30 dieną, parduotos 23 metų gegužės 24 dieną, realizuojant 63,17% pelną ir Exact Science Corporations, tai įsigyta 2022 metų gruodžio 23 dieną ir parduotos 23 metų gegužės 24 dieną, realizuojant 62,38% pelną. Dabar pažiūrėkime, kaip sekėsi skirtingoms pasaulio akcijų rinkoms ir palyginkime rezultatus su rekomenduotinų investicijų portfelio rezultatais. Shanghai Composite indeksas, tai Kinijos akcijų rinka, per pastarąjį mėnesį krito 1,84% vertė, o vertinant pastaruosius 10 mėnesių taipogi yra neigiamoje reikšmėje, tai minus 1,41%. Japonijos rinkos indeksas per pastarąjį mėnesį pakilo 7,21% vertėje, o vertinant pastaruosius 10 mėnesių turi 10,67% teigiamą grąžą. Anglijos FTSE indeksas per pastarąjį mėnesį krito 3,16%, o vertinant pastaruosius 10 mėnesius turi 4,6% prieaugį. Europos Eurostoxx indeksas per pastarąjį mėnesį krito 2,34% vertė, o vertinant pastaruosius 10 mėnesių Europos akcijų rinka turi 18,75% prieaugį ir JAF S&P 500 indeksas per pastarąjį mėnesį pakilo 0,21%, vertinant pastaruosius 10 mėnesių turi 4,52% prieaugį. Tai kaip ir praeitą mėnesį, kol kas geriausi rezultatai yra Europos akcijų rinkoje, o nuo jos 4% atsilieka investicinių bankų ir investicijų valdytojų rekomenduotinas pavienių akcijų portfelis. Toliau, dividendinių akcijų portfelis. 2022 metų gruodžio gale, 2023 metų sausio pradžioje pradėtas formuoti į pasyvių pajamų generavimo orientuotas pavienių akcijų portfelis, kuris per pastarąjį mėnesį krito vertėje 1,82%, bet nuo metų pradžios turi 3,61% prieaugį ir per šiuos metus jau yra išmokėjęs $384 dividendais. Ir judame prie paskutinės dalies, tai naujo portfelio, kuris formuojamas naudojantis algoritmų, matematinių modelių. Šis modelis vertina virš 100 rodiklių kiekvienai akcijai, tuomet lygina akciją su kitomis akcijomis tame pačiame sektoriuje ir priklausomai nuo visų šių rodmenų kiekvieną mėnesį pateikia 2 perspektyves akcijas long-term investavimui. Vėlgi, aš investuoju tik ilgai perspektyvai, tai reiškia ilgą laiko tarpą, nes mano įsitikinimu, jeigu nori ilgai ir sėkmingai tradinti, tai spekuliuoti, perpardavinėti, tai turi būti tavo pagrindinis darbas, o ne kažkoks hobis. Tai per pastarąjį mėnesį šiuo algoritminiu modeliu formuojamas portfelis pakilo vertė 3,07%, o vertinant pastarųjų 2 mėnesių rezultatus turi 7,15% prieaugį. Jis pradėtas tik prieš 2 mėnesius formuoti. O šio mėnesio investicijos yra į Corporation America Airport, tikeris CAAP, tai kompanija valdanti 53 oro uostus Latino Amerikoje, Europoje ir Euroazijoje. Senai šito žodžio Euroazija, man tik mokyklos laikais teko naudoti. Ir Powell Industries, tikeris POWL, tai kompanija, kurianti sprendimus, produktus ir paslaugas skirtas elektros energijos priežiūrai, pavyzdžiui, naftos ir dujų pramonėje, farmacijoje ir kitose ūkio sektoriuose. Jeigu planuoji pradėti investuoti, pirma, nereikėtų investuoti pinigų, kurių gali prireikti greitų metų ir taipogi reikėtų turėti bent jau 3 mėnesių rezervą. Ir antra, gali investuoti 30 dienų nemokant jokių administracinių mokesčių, kas po to kainuos nuo 2 eurų
Ir jeigu tau 25 metai ir daugiau, atsidarius taupamojo 2,5% metinių palūkanų kiekvieną dieną už indėlius eurais mokančią sąskaitą ir vertybinių popierių sąskaitas, gali gauti iki $664 vertės akcijai savo naujai atidarytą vertybinių popierių sąskaitą kaip specialų bonusą. Kol kas brangiausia akcija, kurią yra gavę šio kanalo žiūrovai, tai Netflix akcija, kurios vertė šio video filmavimo metu siekia $355. Ačiū Freedom24 už tai, kad remia šį edukacinį turinį ir prisideda prie informuotų investicinių sprendimo priėmimų. Visų šiame video minėtų akcijų ir ETF pavadinimus, detalesnę informaciją ir nuorodas paskaityti apie jas plačiau, apie tas akcijas ir ETFus paskaityti plačiau, rasi paspaudęs ar paspaudusi ant nuorodos video aprašyme. O šiam kartui tiek, spustelk ant like bei subscribe mygtuko, o jeigu patiko toks turinys ir jei kilo klausimų, gali juos užduoti komentaruose. Sėkmingų investicijų ir pasimatome kaip visad šeštadieniais, o kartais dar ir trečiadieniais.